Taigi, tam, kad susitvarkytumėm teisingai ir prižiūrėtumėm savo įrankius tinkamai, mes privalom savo darbo rinkinyje turėti 3 pagrindinius dalykus. Pirmas iš jų yra Ice Blade'as. Man atrodo, kiekvienas žinot, kiekvienas suprantat, kaip naudotis, tik ne visi iki galo žinot jo pliusus ir minusus. Turit žinoti, kad tai yra 4 viename. Išpurškia plaukus, išvalo, kitaip tariant, truputį dezinfekuoja, truputį sutepa ir atšaldo mašinėlės ašmenis. Kadangi tai yra labai stiprus oro padėvimas, šitas antgalis mums leidžia prieiti pakankamai giliai peilio ašmenų tam, kad išvalyti visus susikaupusius viduj plaukus. Ice Blade'as turi šiek tiek ir sutepimo funkcijos, tačiau irgi nepakanka to aliejaus, kuris yra jo sudėtyje, todėl būtina papildomai naudoti aliejuką. Ir pagrindinė, sakyčiau, jo funkcija tai yra peilių ašmenų atšaldymas. Jūs, man atrodo, ne kartą pastebėjot, kad tai tikrai yra nemelas dėl atšaldymo, nes galit purkšti iki tiek šį produktą, kol peilio ašmenys paraštoja ir pradeda netgi garuoti. Atšaldymo funkciją mes galim naudoti labai dažnai, netgi kelis kartus, kerpant tą patį klientą, tuomet, kada pradedam jausti, kad pradeda kaisti ašmenys, tai yra mašinėlės peiliukai. Ir dėl ko ši funkcija mums yra aktuali? Dėl to, kad tiesiog nedegintumėm klientui galvos, kai liečiam su įkaitusiu metalu. Antras produktas tai yra higieninis purškiklis, kurį būtina naudoti tarp kiekvieno kirpimo, tarp kiekvieno kliento. Dėl to, kad jisai užtikrina mūsų įrankių švarą, mažiausių bakterijų sunaikinimą. Įprastai įrankiam tokiem kaip žirklė, šūkos, segtukai ar panašiai mes naudojam tiesiog specialius skysčius, į kuriuos užmerkiam įrankius ir laikom tą tikrą laiką, kad pasinaikintų visos bakterijos. Tačiau mašinėlių mes negalim įmerkti į skystą produktą, todėl tam yra sukurtas cleaning spray arba higieninis purškiklis, kuris panaikina paviršiuose esančias visas bakterijas. Ir taip mažinam riziką pernešti kažką negero iš vieno kliento į kitą. Ir trečias produktas tai yra aliejukas, kurį būtina naudoti per dieną bent jau vieną kartą darbo gale, susitvarkius visus įrankius, juos įsivalius, būtina sutepti mašinėlių ašmenis. Bet jeigu turite labai daug kirpimų per dieną, tikrai rekomenduočiau jį panaudoti ir kelis kartus tarp kirpimų. Svarbu mašinėlės nepaskandinti ir bus užtikrintas tinkamas mašinėlės darbas.